Labas vakaras, ar mane girdit? Puiku. Na, tokiai dideliai moterų auditorijai aš dar nekalbėjau, išskyrus mokytojus. Tai ar yra mokytojų čia? Vienas yra. Pagal profesiją, supratau. Tai šiandieną iš tikrųjų man yra didžiulis išbandymas ir iš tikrųjų man linksta kojos, nes visiškai esu nepasiruošusi, visiškas ekspromtas. Tai jau, jeigu jau kažkieno lūkesčių neatitiksiu, labai atsiprašau, bet pasistengsiu, kad jūs kažką sužinotumėt apie tą sėkmės istoriją. Kai man paskambino Aurelija, tai gerai, kad sėdėjau. Ką galima čia per 2-3 valandas pasiruošti, net nežinau. Tai žinokit, tikrai paliesiu šiek tiek kitokius kampus sėkmės istorijos, moteriškus, emociškus, su kuo pati susidūriau, įkurdama šitą viešąją įstaigą. Kas yra sėkmė, visų pirma, noriu paklausti jūsų. Kaip jūs ją suprantat? Tiesiog pirmi žodžiai. Kai esi reikalingas, pasitenkinimas, tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje. Super. Man sėkmė yra drąsa, išdrįsti, pradėti kurti verslą, nebijoti keistis, tai reiškia priimti pokyčius. Iššūkiai, vat kaip šiandieną. Man tai yra tam tikras iššūkis, tai yra prasminga veikla, teigiamos emocijos ir švytintis veidai aplinkui. Man tai yra sėkmė. Tai aš šiandieną kalbėsiu apie tai, o ne apie didelę sąskaitą banke, arba didžiulių mašinų parką, arba kažkokį butiką, ar ten kepyklėlę, ar dar kažką. Kuo aš čia dabar, kokia ta mano sėkmė? Iš tikrųjų, dirbu šalia viešosios įstaigos, dirbu viename iš ugdymo karjerai projektų Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centre Vilniuje. Ir šitas projektas tiesiog vertė mąstyti apie tam tikrus dalykus, kaip užtikrinti tęstinumą. Mes nieko negaminame, mes nieko neparduodame realiai, tokio apčiuopiamo, mes dirbame su mokiniais. Mes teikiame paslaugą mokiniams, kaip planingai, sąmoningai planuoti karjerą ir jos siekti. Kaip jiems pasirinkti studijas, kaip jos įkvėpti, kaip jos palaikyti, kartais kaip pasiruošti dėryboms su išmaniaisiais tėveliais. Kartais tenka ir tam padirbėti. Tai mūsų karjeros valdymo centras yra paslaugos mokiniams ir tėvams. Kodėl? Kodėl dabar mums čia viskas taip pat pasisuko? Kaip viskas pradėjo vystytis? Praėjusiais metais, lygiai prieš metus, gegužės mėnesį, bendraudama su savo buvusios kompanijos direktorė Goda, gavau tokį vieną klausimą tiesiai va čia. Sako, Edita, kodėl tu nieko savo nekuri? Žinot, aš neturėjau tada tuo metu ką atsakyti ir atsakiau vieną paprastą atsakymą. Sakau, nerandu parduotuvės, kurioje būtų parduodama drąsa. Aš bijau kurti verslą. Man nedrąsu, aš nesuprantu, kas tas UAB, kas tas VŠI, kas tas PVM, kas tas dar kažkas, tai kas tie biudžetai, kaip ten tos sąskaitos, tai yra baisu. Man prieš metus laiko šitas klausimas buvo labai labai baisus. Aš labai bijojau ir aš nieko nekūriau. Ir savo toliau sėkmingai ramiai dirbau. Dirbau 3 vaikų mama, dirbau projekte, nervavausi, nes vis dėlto valstybinė įstaiga yra patinka, nepatinka, ne taip viskas sprendžiama, jau galima efektyviau, geriau, paprasčiau, naudingiau, viskas vaikams, mokiniui, žmonėms, ar ne? Tai iš tikrųjų po vienos labai įkvepiančios švietimo konferencijos važiuoju aš sau laiminga namo ir gaunu skambutį su pasiūlymu pirkti karjeros valdymo centrą. Taip vat tiesiai man su padėklu
į mano rankas. Aš nebeturėjau ką, bet sakyti išskyrus taip. Tai vat, neturėjau nei strateginių planų, nei metams, nei 5. Tiesiog turėjau didžiulį norą daryti toliau. Tikrai užsimti tą veiklą, kuri yra miela be galo širdžiai. Kai tu matai patenkintus mokinių veidus, besišypsančius, išeinančius, dėkojančius, nežinau, ar klausančius tų patarimų, ar neklausančius, ar darančius namų darbus, kuriuos mes užduodam, ar nedarančius. Tiesiog, vat taip gimė karjeros valdymo centras. Aš nesu viena, mes esam 3, 2 dar mano kolegės, Janina ir Jolanta. Tai iš tikrųjų po šito pasiūlymo, to padėklo, su tokiu skaniu patiekalu, ką reikėjo daryti? Reikėjo tiesiog pasiimti tinkamą komandą. Tinkamų žmonės, su kuriais malonu tau būti, su kuriais malonu tau kurti, su kuriais malonu generuoti idėjas iki išprotėjimo, kai sproksta lapai ant sienos ir visa kita, ir tiesiog daryti. Tai taip ir padarėm. Prieš pat Kalėdas mes sėkmingai pasirašėme sandorį ir dabar Klaipėdoje yra karjeros valdymo centras mokiniams. Aš nežinau, ar aš atitiksiu formatą sėkmės istorijos, nes iš tikrųjų pas mūsų dar nėra labai daug nuveiktų veiklų. Nėra kuom dar labai stipriai pasigirti, bet mes žengiam tokius pirmuosius žingsnius į šitą pasaulį, verslo pasaulį, ir visai neblogai sekasi. Tikiuosi, kad po 2, 3 ar 5 metų ta sėkmės istorija skambės šiek tiek kitaip. Jau su skaičiais, solidžiau, su kažkokiom patirtim ir panašiais dalykais. Tam, kad būti čia šį vakarą, man teko atšaukti konsultaciją mergaitai 11-okiai. Tai aš tikiuosi, kad tai atsipirks ir jums bus smagu. Iš tikrųjų, kas tas karjeros valdymo centras? Kodėl mums čia prireikia dabar jį įkurti? Mes matome didžiulį poreikį tokių paslaugų mokiniams. Mokyklose jos yra. Vienur yra platesnės, nuoseklesnės, kitur iš vis jų nėra, kitur yra jos miglotos. Jeigu jūs esate mamos, ar yra čia tokių 15, 16, 17 metų, tai va. Tai yra orientuota jūsų vaikams. Apsisprendimai nėra lengvi, o kartais tenka padirbėti su mokinukais ir ne kartą, ir ne 2. Kartais tenka padirbėti su tėveliais. O kartais ir kartu. O kartais patarpininkauti susidėrėti. O gal vis dėlto režisūra ar medicina. O gal kartais kažkokį bendrą tą tokį vardiklį atrastumėm. Tai tokia yra pradžia, kaip toliau viskas klostėsi. Prasidėjo tokios įdomios procedūros. Reikia perimti įmonę iš buvusių dalininkų mums. Kas tai yra? Kas tas registrų centras? Kas ta mokesčių inspekcija? Kas ta sodra? Kaip ten sekėsi? Iš tikrųjų, patirtis yra ir labai teigiamos, ir labai neigiamos. Visokias. Tiesiog nuo mūsų priklauso, taip kaip nuo mūsų požiūrio priklauso, kas mums yra sėkmė ir kaip mes priimam tas ne visai tokius pavykusius dalykus ir nesėkmes. Tai kai atėjom pasikonsultuoti, tai kaip čia dabar keisti tos įstatus, ar palikti juos, kokios čia tos procedūros, reikia notaro ar nereikia. Tai tiesiog labai gavome daug neigiamų dalykų iš mūsų valstybinių institucijų ir jokios pagalbos. Tai labai padėjo Verslios Lietuvos tinklalapis. Ten viskas išaiškinta. Nuo iki. Bet dabar turbūt negalėčiau pasakyti, kuo VŠI skiriasi nuo UAB ir individualios įmonės. Tuo metu jau galėjau pasakyti. Tai patirčių yra tokių neigiamų, bet kiekviena jinai yra labai naudinga ir ta pati neigiama. Kai tu gauni grubų neigiamą atsakymą to institucijai, kur turėtų suteikti pagalbą, nenuleiskit rankų.
yra kas padės. Yra draugų, yra kolegų, yra buhalteriai, finansininkai, teisininkai. Tai vat iš tikrųjų mūsų patirtis tokia, kad susiradau aš tą buhalterę ir mums viską išaiškino, kaip ten viskas bus. Kad nėra taip baisu, kad nėra čia kažkas toksai burbulas, toksai vat netikėtas, kad vis dėlto galima minimaliai kažkaip gražiai, tvarkingai tvarkytis. Na, mes ir tvarkomės, va taip po truputėlį. Yra laimėti keletį projektų, kurių jau rudenį yra įgyvendinimas ir mes tuo labai didžiuojamės ir džiaugiamės. Gal yra klausimų? Ar mūsų mokamos konsultacijos yra? Taip, jos yra mokamos. 2 metus projekte jos buvo nemokamos, dabar jau finansavimas nutrūko ir konsultacijos mokinukams yra mokamos. Ar čia dabar, pavyzdžiui, dalykų, ar ne, po 10 pasirinkimas irgi ten yra tiesiog pasirinkti? Po 10 klasės dalykai pasirenkamieji ar ne, ar mokam ar nemokam. Tai yra lygiai tokia pati karjeros konsultacija. Ir be net turbūt... Taip, jinai yra atliekama. Tai yra pati svarbiausia konsultacija 10-okui, besirenkant dalykus, kurie yra susijęs su studijom ir profesijom. O man čia dabar įvardinti? 15 eurų. 15 eurų. O kaip jūs parenkate profesiją? Kaip mes parenkame profesiją? Mes nepatarinėjame, mes neparenkame. Tai yra pokalbis. Tai yra pokalbis su mokiniu, pradedama nuo įvairių dalykų. Nuo to, kas patinka, nuo to, kas nepatinka. Labai individualiai. Kartais tenka pradėti nuo tokių dalykų, kaip ko nekenčiu arba apie ką svajoju. Tiesiog yra tam tikra metodika konsultacijos ir tu ją vedi įvairūs keliai. Kartais pavyksta nukeliauti iš pirmo karto, kartais ne. Taip, kas dar turi klausimų? O sakykit, kaip jūs 3 esate, kaip jūs pasiskirstę atsakomybėm? Aha, kaip mes esam 3 pasiskirstę atsakomybėm? Labai geras klausimas. Mes dar nesam pasiskirstę atsakomybėm. Aš nuoširdžiai atsakau, mes kol kas dar nesam pasiskirstę atsakomybėm. Mes darome tai kartu. Tai yra komanda. Jeigu mums reikia sugeneruoti idėją pasiūlymui, tai darome kartu. Aptariame, imame, dėliojame detalės geriausias iš kiekvienos, ką mes norime matyti. Tai yra komandinis darbas, mums tai be galo svarbu. Galbūt nepaminėjau tokio labai svarbaus dalyko prieš įvykstant šitam sandoriui. Mes tikrai turėjom tokį gilų, ilgą pusės dienos pokalbį 3. Kiekvienas sudaringas, ką mes norime daryti, ką mes matytumėm, kokias veiklas mes norėtumėm daryti, kaip mes, kokiom vertybėm vadovautumėmės, kas mums yra labai svarbu, kas mums nelabai svarbu, kam mes griežtai sakome ne. Mes turėjom tokį labai gilų pokalbį. Aišku, tai nėra išgryninta ir užrašyta, taip, kad būtų kol kas tinklalapis yra tik tai Facebook'e, bet jis yra kuriamas. Tai aš manau, kad artimiausiu metu bus visa tai paviešinta. Kas mums yra svarbu, kuo mes vadovaujamės, kokios vertybės, kokia vizija, misija, tikslai ir panašus dalykai. Tai turbūt šitas dalykas yra vienas iš svarbiausių. Jeigu esi ne vienas, jeigu tu esi vienas, tai tu su savim pasitarei, nusprendei ir padarei arba ne. O jeigu jau tu esi komandai, tai jau, aš manau, kad yra beproto svarbu bendrauti, tartis, išsakyti, nenutylėti, susitarti, nusileisti, eiti kompromisus, dalintis, kalbėtis ir viską, ką tik įmanoma. Kol kas tai labai sėkmingai vyksta tarpusavyje. Tai viena kolegė labiau nori savanorystę vystyti, aš labiau noriu ugdymo karjerai labiau vystyti, trečia nori kurti erdvėje, internetinėje visokius dalykus. Tai dabar mes bandom susidėlioti visą šitą dalyką iš skirtingų, kad būtų kažkokia visuma. Tai manau, kad yra be galo svarbu kalbėtis. Vienam yra paprasčiau, žinoma.
bet komandoje dirbti yra žymiai smagiau. Jūs neįsivaizduojat, kokiu dalyku kartais 3 kūrybingos asmenybės sukuria ir nebežinom, nuo kurios vietos, kur beiti ir ką bedaryti, nes visko norisi. Turbūt labai smagus dalykas, ką mes atrandame, begeneruodamos idėjos, tai netgi pajaučiam atmosferą tokią atvyrančią, kad turim tiek idėjų, kad galim net susprogti. Todėl, kad nebežinom, kaip tų ribų nebejaučiam, suprantat. Nebėra ribų, atrodo, purslojam tiesiog iš savęs. Tai turbūt per kokius dalykus teko man pačiai su kolegėmis susidurti, tokius labai asmeninius, sakyčiau. Tai su baimėm, didžiuliam, apie tas sąskaitas, biudžetus. Aš visiškai nedraugauju su skaičiais, su finansiniais dalykais. Sakau, gal kaip nors, ką nors suraskim, kas gali mums padėti. Aš gal geriau kokią programą, paraišką paruošiu, bet tik tai ne su buhalteriniais dalykais. Bet iš tikrųjų baimės yra didelės čia pas mūsų galvose. Labai didžiulės. Ir jos tada mus labai riboja nuo sekančio žingsnio, nuo veiksmų, nuo įgyvendinimo. Tai sekantis dalykas nuostatos. Kai mes nežinom, kaip tą paraišką parengti, tai mes nežinom nei baimių, nei ribų. Tai ir rengiam. Ir nieko, jūs neįsivaizduojat, kaip yra smagu. Atsiverčiam 60 lapų paraišką ir galvom, kaip nedaug, viskas čia taip paprasta. O po to sako, jūs išprotėjot. Ne, sakom, čiagi viskas paprasta. Žiūrėk, aišku, lentelė, tas. O tai kur partneriai, kokie socialiniai, dar kažkas, nėra tos baimės, nes tu tiesiog jos į galvą net neįsileidi. Nėra baimių, nėra nuostatų. Tai čia turbūt patys pagrindiniai dalykai, kurie riboja, kurie mus stabdo judėti į priekį. Kitas dalykas, jeigu mes jau planuojam kažkokią svajonę į gyvenimą, kuri kirba, tai pasiruoškim ir pokyčiams. Kodėl mano pranešimas šiandien vadinasi aukštyn kojom? Nebereikalo, jis šiandien vadinasi taip. Šiandien mano diena po Aurelijos skambučio virto visiškai aukštyn kojom. Ir pirmas dalykas, sako, kokia bus pranešimo tema, sako aukštyn kojom. Nes aš turiu 3 vaikus. Visi žino, ką reiškia po būrelį, ten vežti 1, 2, 3, pasimti, nuvežti, parvežti, logistiką ir visi kiti dalykai, tai jinai sugriuva. Va taip, aukštyn kojom. Viską teko perplanuoti, bet kai labai nori, tai viską ir padarai. Tai tiesiog pokyčiai yra neišvengiami. Šeimoj, darbiniai, vaikų reikalai ir taip toliau. Tiesiog mes turėjom susitarimą su vyru, sako, tu nedink iš mūsų horizonto su visam ir su savo karjeros centru. Sako, aš tave palaikysiu visų 100%. Tik tais nepamiršk, kad mes irgi esame. Ir mums tavęs reikia, ir tavo dėmesio reikia. O jau kažkaip jau tavo sugebėjimas dalinti turi būti. Tai va, iš tikrųjų, kai mes panyram į idėjų generavimą, tikrai kenčia. Tai neišvengiama. Toliau, su kuo dar susiduriam? Su iššūkiais. Tai yra neišvengiami dalykai. Asmeniniai sekasi, nesiseka, kaip mes juos priimame. Tai va, tokie dalykai yra labai jautrus. Kritika. Labai skanus dalykas kritika yra. Manau, kad po šito pranešimo irgi turėsiu, bet aš kažkaip gal susitvarkysiu. Tai va, pasiryškite tam. Taip yra baisu, bet yra ir labai labai smagu. Jeigu jūs tą veiklą veža, jūs matote prasmę, jūs matote naudą, gaunate daug teigiamų emocijų, prasmingų veiklų, tai tik tai daryti. Yra daug veiksmažodžių. Eiti, keistis, daryti, keisti, veikti, aukštinkojom apsiversti ir visa kita. Tai yra, turėti savo verslą. Daug veiksmažodžių. Norėti, mokytis, tobulėti. Be galo daug veiksmažodžių. Aš iš tikrųjų noriu vieną tokį mini eksperimentą padaryti jums. Išmanioji moteris
taip vadinasi šitas projektas. Visos turėtumėt būti išmanios, ar ne? Ar turite išmaniosius telefonus? Ar galite juos paimti? Aš turiu jau baiginėti, ar ne? Gerai. Dar nežinau. Ar galite Facebooko paskyroj surasti karjeros centras? Klaipėda. Čia yra mini eksperimentas. Šitą eksperimentą daro mokiniai. Beje, aš su jais darau. Facebooko paskyroj suraskit karjeros centras. Turėtų būti nurodyta Klaipėda. Tiesiog 2 žodžiai. Kai surasite, paspauskite tą stebuklingą žodį like. Aha. Ar radot? Taip, visiškai teisingai. Tiesiog organization. Taip. Ar galit pasidalinti, kas paspaudėt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visi kiti nepaspaudėt, ar ne? Arba neradot. Kaip? Aha. 3G streikuoja. Tai iš tikrųjų būsiu dėkinga, nes jūs tai prisidėsite prie mūsų verslo vystymo. O kitas dalykas, labai dėkosiu tiems, kurie nepaspaudė. Ir pasakysiu, kodėl. Mokinukai beveik 100% paspaudžia like per, nežinau, per nesąmoningą greitį šito paprašymo. Kodėl? Taip yra su karjera. Kaip jie renkasi karjerą? Eina studijuoti ten, kur draugai, kur banda varo, apie tai, kur noriu, nenoriu, netgi klausimo nėra. Tai vat, kai aš jų paprašau padaryti šitą užduotį, jie paspaudžia ir jie tampa mano karjeros plano dalimi. Visiškai nepagalvodami, kad jie gali turėti savo karjeros planą. Tai tie, kurie nepaspaudė, jūs tikrai žinote, kodėl jūs nepaspaudėte. Sąmoningai ar nesąmoningai, bet tiesiog visada pagalvokite, ar tikrai noriu aš paspausti, ar tikrai man to reikia, ar tikrai aš turiu tapti kito žmogaus karjeros plano dalimi, juk aš galiu turėti savo. Tai tiesiog mano palinkėjimas būtų visada užsiduoti savo klausimą, kur aš einu, kodėl aš einu, ar aš tikrai einu ten, kur aš noriu, kur mane širdis veda, ir tik tada eiti. Ir pabaigai, ar yra klausimų? Šiai dienai? Aš po 2 metų tikėčiausi, kad jinai bus pelninga. Šiai dienai jinai tikrai dar nėra pelno nešanti organizacija. Šiai minutei mūsų yra pradžia gruodžio mėnuo. Tai mes esam 3 dalininkės ir mes susidėjom pinigėlius. Mes manom, kad rugsėjo spalio mėnesį gyventinus 2 projektėlius, kuriuos mes jau 100% vieną laimėjom, kitą tikimės laimėti, aš manau, kad jau jinai bus kažkiek tai pelną nešant. Bet VŠI gali išgyventi iš administracinių dalykų, iš projektų valdymo ir viso kito. Pabaigiau projektą dabar kaip tik tai ir gal dėl to, sakykime, mes ir steigiam, nes valstybinė institucija vykstantis projektai yra tokie dalykai, kurie neplaningai vyksta. Jie būna, po to praeina, vėl būna, vėl praeina. Ir tai šiek tiek patys suprantat, kad tai yra nestabilu ir iš tikrųjų norisi to šiek tiek stabilumo. Tai norisi veiklos tęstinumo, norisi produktyviau dirbti. Tai jeigu bus šalia, galima dirbti ne viename darbe. Tai kol kas sekėsi sudėlioti visai neblogai. Tai vat, kol kas baigtas projektas, mes galim vystyti savo viešosios įstaigos veiklas. Kiti projektai yra
visą laiką terminuotos sutartis. Mes čia jau nuo mūsų, sakykime, apimčių priklausys. Jeigu mes matysim, kad mūsų centre yra daug veiklų ir mes patys turime projektų, tai aš tikrai labai stipriai pasvarstysiu. Jeigu tu nepersiplėšiai į 100 dalių, kad suspėti visur. Nesuspėsi, tiesiog bus prioriteto tvarka šitos įstaigos veiklos. Viskas. Aš turbūt paliksiu Aurelijai vieną labai gražią užduotėlę. Čia yra tokie maži lapiukai. Aš galiu įjungti dabar. Aha. Tai kur čia yra? Taip. Va. Tai yra lašeliai. Padalinsim. Aš iš tikrųjų labai norėčiau, kad jūs ant vieno iš tų lapelių parašytumėt galima po vieną žodį, po vieną sakinį, galit po daugiau, kaip norit, kad tai liktų ant sienos šitam išmaniosios moters projektui. Kas yra lašelis? Lašelis yra komplimentai. Lašelis yra teigiama emocija. Lašelis gali būti paprasčiausias ačiū. Lašelis tai idėja. Lašelis būdas susipažinti, lašelis tai pripažinimas. Tai iš tikrųjų po vieną lašelį ant sienos ir jūs taip papildysite šitos auditorijos kibirą teigiamom emocijom, komplimentais, tai papildysite savo kibirus teigiamomis emocijomis, komplimentais. Tai galite daryti savo versle, savo organizacijoje, savo šeimoje, savo draugų rate. Tiesiog papildykit savo kibirus teigiamomis emocijomis, teigiamais žodžiais, galbūt idėjomis, tiesiog ačiū. Nes per mažai mes sakom komplimentų ir padėkų vieni kitiems. Ir taip tik tais kibiras, kai būna pilnas, tai būna, kad ir ištuštėja. Tai netuštinkim kibirų, o pildinkim kibirus, gerai? Tai tiek. Ačiū labai. Po vieną lapiuką. Paleiskit rankas.